Dabar norėčiau, kad užmerktum akis ir pasakytum, į kokią vietą tave nuneša ši muzika. Tai tuščias pasaulis skirtas tau. Tai saugumo ir begalinių galimybių garso takelis, tačiau jis neleidžia pilnai atsipalaiduoti. Tu žinai iškart, kad tavo neišsenkančios galimybės turi kainą. Nuo resursų rinkimo iki kovų dėl išgyvenimo. Tai garso takelis, kuris skamba, kai pagaliau atsitrauki ir pamatai, kiek daug šiame pasaulyje pasiekiai. Nors atrodo ir nematomas, žaidimų muzikos darbas yra vienas svarbiausių. Ji turi tave įtikinti, kad esi tinkamoje vietoje, įtraukti ir priversti pamiršti problemas, kurias atsineši iš tikrojo pasaulio. Man, kaip muzikantui, šis vaizdo žaidimo aspektas yra vienas pirmųjų, kurį pastebiu. Man įdomu, koks tavo pasaulis, jei jo soundtrackas yra 4 taktai, kurie kartojasi non-stop. Bet tais momentais, kai nuo pirmųjų natų muzika skamba su tikslu ir atitinka pasaulį, aš labai dažnai save pagaunu tiesiog klausant. Nuo kosmoso iki fantazijos pasaulio, nuo namų statybos iki bombos išminavimo mane visada lydi atitinkamas takelis, kuris įkvepia šiems pasauliams gyvybės. Nuo mažens mėgau žaidimus. Tai buvo mano pabėgimas nuo labai realių problemų vaikystėje. Kai buvau trečiokas, per kelionę į Vokietiją gavau gerokai naudotą Game Boy Color su 3 žaidimais – The Little Mermaid, Ghosts and Goblins ir Mega Man 2. Šie 3 žaidimai buvo mano vaikystė. O kol kovojau su zombiais, nešiau perlus ar šaudžiau lazerius ir robotus, mane lydėjo 3 nuostabus ir gal kiek primityvūs takeliai. Tuo metu jau buvau susidomėjęs muzikos kūrybą ir labai gerai pamenu, kad mano pats pirmasis bandymas kurti muziką buvo įkvėptas Mega Man 2. Kai man pabosdavo klausyti Queen iš MP3 grotuvo, aš tiesiog įsijungdavau kurį nors iš žaidimų, prisijungdavau ausines ir skaitydavau knygas arba tiesiog svajodavau apie ateitį, kurioje aš esu profesionalus muzikos prodiuseris, kol 8 bitų sintezatoriai piešia melodijas mano ausyse. Ir taip nutiko, kad po mokyklos baigimo visata bei vienas iš šių 3 žaidimų mane nuvedė iki vienos nuostabiausių patirčių mano gyvenime. Nepriklausoma amerikiečių įrašų kompanija New Horizon Records 2016 metais ieškojo atlikėjų, kurie perkurtų Mega Man žaidimų serijos muziką į synthwave stilių tributo albumui. Ir aš kažkaip netyčia atsiradau viso šito reikalo sukūrėje. Pasirinkau vieną iš savo vaikystės žaidimų Mega Man 2 lygio pasirinkimo muzikėlę ir sukūriau takelį, kuris dabar skamba fone. O jei įdomu, kaip skamba kiti kūriniai šiame projekte, linką rasi aprašyme. Tai buvo pirmas mano oficialiai išleistas kūrinys. Ir nors šiandieną jis netitinka mano standartų, aš turiu dėkoti savo vaikystės žaidimui už patį pirmą oficialų savo releasą. Kai man sukako 14, mano tėvai pastatė mūsų šeimos kompiuterį į mano kambarį. Ir aš negalėjau atsitraukti nuo muzikos kūrybos. Tačiau tais momentais, kai mano paaugliškos smegenys nebandė išsiaiškinti, kaip sukurti gabalą įkvėptą Deadmau5, aš tikrinau šio kompiuterio limitus 2 žaidimais. Pats pirmasis jau buvo pasirodęs šiame video – Minecraft. Aš, dėka savo geriausio draugo, buvau vienas pirmųjų, kuris žaidė šį žaidimą. Ir kai jis buvo pagaliau išleistas, vienos sesijos metu bekirtant medžius mane aplankė šis takelis. Tuo metu dar lankiau muzikos mokyklą. Ir bet koks kūrinys susijęs su mano specialybės instrumentu mane priversdavo užsikimšti ausis ir kuo greičiau įsijungti dubstepą. Tačiau šis C418, nepabijosiu šito žodžio, šedevras tiesiog užbūrė mane. Taip stipriai, kad aš atsispausdinau natas ir pats mokiausi namie groti, kas buvo labai nebūdinga man. Iki pat šiandien, užsimerkęs galiu prisėsti prie klaviatūros ir sugroti šį kūrinį. Kas galėjo pagalvoti, kad žaidimo muzikos takelis privers maištaujantį paauglį prisėsti prie pianino kasdien ir metodiškai mokytis kiekvieną natą. O kas pažįsta mane artimiau, žino, kad aš labai mėgstu mokslinę fantastiką ir viską, kas yra susijęs su kosmosu. Tačiau tas kompiuteris vos paleisdavo Counter-Strike'ą, o ką kalbėti apie kosmoso simulacijas. Bet man pasisekė. Toks nedidelis indie žaidimas FTL Faster Than Light buvo tobulas mano silpnam šeimos kompiuteriui. Šiame 2D žaidime tu esi atsakingas už savo kosminį laivą, jo įgulą, o tavo galutinis tikslas yra pasiekti paskutinę planetų sistemą ir nugalėti blogiečių flagmaną. Aš praleidau nežmoniškai daug laiko šioje visatoje ir kadangi mano kompiuteris buvo labai lėtas, kaskart paleidžiant žaidimą aš neturėjau kito pasirinkimo, kaip klausyti FTL meniu muzikos. Analoginių sintezatorių balsai atrodo bandė įspėti apie šios visatos sunkumus, bet tuo pat metu ir kvietė joje apsilankyti. Ta nuostabi nežinomybė, kai nesi tikras, ar tavo kelionė šį kartą baigsis triumfu ar fiasko, buvo tobulai perteikta pirmuosiuose akorduose, kurias šis žaidimas sugrojo. Ir galų gale kažkas tiesiog nušvito mano galvoje ir aš įkvėptas šito žaidimo sukūriau tuomet geriausią savo kūrinį Drifting Away.
Kadangi aš nežinau, kaip plėsti savo muziką tuo metu, aš tiesiog keliau SoundCloud'o ir dalinausi juos su savo klasiokais. Mano galva, tokia buvo šio kūrinio istorijos pabaiga. Tačiau po poros metų mano klasiokė parašė dainą ir išgirdusi šį kūrinį paklausė, ar gali panaudoti Drifting Away kaip instrumentalą. Aš sutikau ir taip gimė Passing By. Tai buvo ir pirmasis vaizdo klipas, kuriame filmavausi. Ir nors šis kūrinys netapo mūsų kartos superhitu, Passing By yra labai svarbus priminimas, kad mano gyvenime vaizdo žaidimai ir kūryba eina koja kojon. Vos man baigus mokyklą, Bethesda Game Studio išleido Fallout 4. Tai vienas iš 3 mano mėgstamiausių žaidimų. Šis distopinis mokslinės fantastikos pasaulis, kuriame viskas atrodo lyg iš 50-ųjų Amerikos aukso amžiaus, buvo sunaikintas atominio karo. Ir viena geriausių šio žaidimų funkcijų buvo radijas asmeninėme kompiuteryje Pip-Boy, kuris visą laiką buvo ant mano riešo. Bet muzika, kuris skambėjo Diamond City Radio, buvo nespecialiai sukurta šiam žaidimui. Čia skambėjo tikros dainos iš 50-ųjų. Tai reiškia, kad aš galėjau mėtyti mini atominės bombas ant savo priešų klausydamasis The Ink Spots. I don't want to set the world on fire. Ir aš esu 100% įsitikinęs, kai yra Fallout, aš niekada nebūčiau atradęs ar pamėgęs šių kūrinių. Tiesą pasakius, aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad klausysiu senų baladžių ar net kažką iš jų pasimsiu. Bet taip išėjo, kad būtent šios senos baladės pakeitė mano požiūrį į muziką ir kaip aš rašau dainas. Tai užsidegęs išgirsti daugiau, aš nusprendžiau pažaisti dar vieną kiek senesnį Fallout serijos žaidimą ir buvau labai maloniai nustebintas. Radio New Vegas taip stipriai mane įtraukė į Mohavės dykumą ir įvykius, kurie ten vyksta, kad iki pat šiol, kai būna labai karšta, aš pasileidžiu Radio New Vegas playlistą ir tiesiog šypsausi. Tačiau dabar aš suaugęs. Dabar aš esu jau patyręs atlikėjas bei prodiuseris, kurios stilius yra viena didelė žanrų, atlikėjų bei patirčių amalgamacija. Ir atrodo, vaizdo žaidimai yra labai nedidelė dalis mano skambesio. Ar ne? Bet virtualūs pasauliai mano gyvenime net iki dabar užima labai svarbią vietą. Tai mano pabėgimas nuo streso. Ir ką žinau tikrai, tai kad su modernesniais žaidimais ateina ir daugiau muzikos. Nuo Doom iki Stardew Valley, kiekvienas garso takelis palieka bent minimalų pėdsaką mano braiže. Ir aš džiaugiuosi tuo, nes vaizdo žaidimai tapo mano ne tik psichologinis, bet ir kūrybinis išsigelbėjimas. Ar tai būtų CSGO meniu muzika, Hotline Miami pulsuojantis ritmai, ar tiesiog tas pats netyčinis Minecraft muzikos užgrojimas bestatant stogą savo bazai. Aš esu dėkingas žaidimams už begalę pasaulio ir garso takelių. Jie išgelbėjo mane daugiau kartų, nei galiu suskaičiuoti. Tai kitą kartą įsijungę savo mėgstamiausią žaidimą. Tiesiog sustok ir pasiklausyk.